Viešpatį, monsinjoras kunigas Alfonsas, pas visų mūsų dangiškai tėvą išėjo. Ir iš mūsų jis labai dažnai prašė, kaip minėjo ir signatarė, atminties, kad atsimintume, kiek įkyrėjo jis daug kam barėsi, prašė, kad minėtų nužudytus Lietuvos ministrus, nukankintus karo vadus, partizanus, kareivius. Įrengė, kad būtų atminties daugiau. Ir čia netoli partizanų parką. Ir mane įtraukė įvairius minėjimus, partizanų paminklo šventinimus. Ir paskutinį kartą mes kartu meldėmės partizanų parke gegužės 19 dieną. Tada jis vėl kalbėjo apie atmintį ir sakė, atmintį, tikėjimą ir dorą labiausia griauna girtavimas, alkoholis. Todėl jis tiesiog maldavo ten susirinkusių žmonių. Pažadėkime visi, kad bent iki naujų metų negersime nė lašelio alkoholio. Pažadėkime. Paskutinį jo viešą išstojimą prieš tautą mačiau Panevėžyje, kai pristatė birželio 27 dieną savo atsiminimų knygą. Ir vėl jis apie atmintį kalbėjo. Ir vėl prašė, kad bent iki naujų metų negertume nė lašo alkoholio. Brangieji čia susirinkę, gal neišgirdome monsinjoro gyvo, išgirskime dabar. Aš jo vardu prašau, tegu būna mažytė mūsų auka, nė lašelio alkoholio iki naujų metų. Juk tauta žūsta, tauta jau prie pačios pražūties. Europos Sąjungoje juk daugiausia girtaujame. Jau 17-mečiai gydomi ir miršta pragertais kepenimis, juk neseniai spauda minėjo. Jeigu neišgirdome šito raginimo monsinjoro gyvo, išgirskime jį mirusį. Visi išgirskime. Sveikinimo žodį tarti norėčiau pakviesti disidentą, publicistą Petrą Plumpą. Su kunigu Alfonsu pirmą kartą teko susitikti prieš 56 metus. 58 metų rudenį Mordovijos 7 lageryje. Tuo metu tame lageryje buvo virš 200 lietuvių. Kunigas Alfonsas mėgo bendrystę, stebėdavo, kaip jaunieji lagerio lietuviai žaidžia krepšinį. Mėgo vaišinti. Esant šventiniai progai, viduryje barako esantį stalą nukraudavo siuntinyje gautais produktais, susikviesdavo lietuvius, palaimindavo stalą ir visi pasijusdavo lyg šeima. Per kelis dešimtmečius, kad ir epizodiškai bendraudamas su kunigu Alfonsu, galėjau šiek tiek jį pažinti, nors dabar, jo laidotuvių dieną, paneigti kelias klaidingas nuomonės, kurios plevena kai kurių žmonių galvose ir kalbose. Pirmiausia, reikia turėti omenyje, kad kunigas Alfonsas gimė, subrendo kaip katalikas ir tapo kunigu popiežių Pijaus XI ir Pijaus XII laikais. Tai buvo grėsmingas komunizmo kelimo laikotarpis. 39 metais Pijus XII išleido encikliką Summi Pontificatus, kurioje tiek nacizmo, tiek komunizmo grėsmės paveiktas popiežius aštriai pasisakė prieš žmogaus pajungimą valstybei kaip galutiniam savo tikslui. Tačiau žmonės į tai nekreipė pakankamai dėmesio, todėl netrukus grobuoniškuose karuose žuvo 10 milijonų žmonių.
Po karo komunizmas pasidarė dar grėsmingesnis, todėl Pijus XII 49 metų Liepos 30 dieną patvirtino dekretą, kuriuo katalikams draudžiama stoti į komunistų partiją ir jai bet kaip padėti. Tai reiškia, kad visi tie, kurie prisijungia prie komunistų, juos remia ir platina jų spaudą, užsitraukia ekskomuniką. Tokių reikalavimų nesunku buvo laikytis laisvose vakarų valstybėse. Bet komunistų okupuotose šalyse vyravo totali prievarta. Pasipriešinti komunistiniai indoktrinacijai reikėjo daug drąsos. Todėl Pijus XII 58 metų spalio 9 dieną, net mirdamas, ištarė paskutiniuosius žodžius: būkite drąsūs. Kunigas Alfonsas buvo vienas iš nedaugelio, kuris sugebėjo tvirtai eiti Pijaus XII nurodytų keliu.